Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tas mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Judas, ne Anas Iskarijotas, paklausė: Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? Jėzus jam atsakė: jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžio nelaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o globėjas, šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiųs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodis šiandien mums primena tokią situaciją iš šeimos gyvenimo, kai įvyksta konfliktas tarp vaikų ir tėvų ir dažnai atskamba vaiko balsas: bet juk sako, mama, tėti, aš tave myliu, ko tu pyksti ant manęs? Ir tada ateina atliepas tėvų labai dažnai toks: jei tikrai mane mylėtum, tai klausytum, ką tau sakau. Ar panašiai nevyksta? Vyksta kažkur. Sako, jeigu mane mylėtum, mane klausytum. Tai šiandien mums taip pat Jėzus primena tą tokią šeimos dramą, galima sakyti. Sako, jeigu norit parodyti, kad mane mylite, tai laikykitės mano žodžio. Bet galime klausti, kodėl įsakymų laikymasis, kuris mums asocijuojasi su teisė, su kažkokiamis galimomis bausmėmis, o ne su meile, tampa Jėzaus meilė ženklu. Ir atsakymas yra toks, nes tas klausimas kyla labai dažnai šiuolaikiniam žmogui. Kodėl? Atrodo, meilė viskas galima, pasirodo ne. Meilė surišta su įstatymu, su įsakymu, su teise, nes paskirtis saugoti gėrį kažkokią. Kiekviena įstatymo nuostata skirta apsaugoti kokį nors gėrį. Ir jeigu įsakymas nesaugo gėrio, tai yra aišku, ne tik kad nenaudingas, bet kenksmingas. Tai Dievas, kuris sukūrė šį pasaulį, sukūrė mane ir sako kažkur ne, tai tik todėl, kad kažkur sako didesnė taip. Ir mūsų uždavinys kartais, ir mano kaip kunigo labai dažnai uždavinys, nepriminti, kodėl negalima kažko daryti, bet kodėl šito nedarydamas būsi laimingesnis, jausies prasmingiau gyvenantis, išgyvenantis savo gyvenimą. Nes kiti tai galim būti pagrumuliuot pirštų ir sakyti ne taip, ne, bet kodėl? Paaiškink, koks gėris už to slypi didesnis. Tai man visada yra didžiausias ir sunkiausias uždavinys būnant kunigu. Pasakyti, pareklamuoti, žmogų sužavėti. Jeigu nedarysi šito, bus tau taip. Tad šiandien įvairiai galit pasižiūrėti tą žodį. Iš vienos pusės galit pagalvoti, koks Dievo įsakymas jums yra sunkiausias, koks Dievo ne jums kelia pasipriešinimą, nežinau, galbūt neapkalbėk. Pagalvok, koks didesnis gėris už to yra, nuo ko tave Dievas saugo ir kam tave ruošia, kam puošia tave. O galbūt galėtum pagalvoti, su kuo susiduri savo aplinkoj, kas tau sako nesąmonė. Bet šitas, sako, šiaip tai myliu Dievą, bažnyčią, bet šitas yra nesąmonė. Kaip paaiškintum tam žmogui apie tą dalyką, kaip jam pristatytum, paieškok argumentų šiandien, kur yra didesnis gėris, grožis to dalyko, nes už to slypi Dievo meilė kiekvienam iš mūsų.